Ši diena iš tikrųjų skirta paremti sunkiai sergančius vaikus, emocijos yra geros, nes iš tikrųjų prisidėti prie kilnaus tikslo yra visą laiką gera daryti gerai, gal taip pasakysiu. Tai tikrai emocijos puikios, žmonės yra su šypsenom, visi nusteikę, visiems viskas su azartu, visi susirinkę, tas labai veža ir patinka. Čia vienintelis gali būti palinkėjimas, tai yra sveikatos, kad tikrai pasveiktų. Tėveliam turbūt aš jau negalėčiau, man atrodo, jie taip turi jėgų, ta prasme, tokių sunkių momentų, bet aš manau, jie viską atiduoda savo vaikam, tai aš nežinau, galėčiau palinkėti gal neprarasti tos vilties iš tikrųjų, bet manau, viskas bus gerai ir reikia žiūrėti kažkaip šviesiai ateitį, galbūt taip. Krepšinį, kaip ateinu, dar nesvarbu mėgėjiškai, tai aš jaučiuosiu vis tiek profesionalas, aš daug dalykų išmanau, o čia kaip naujokas. O kaip naujokui labai žavi tą mokintis, kažką tai naujo, bet emocijos tos pačios. Vis azartas, noras nugalėti, tai labai faina. Bet tai aplamai prie viso sporto aš kviesčiau, bet prie padalio ypač man tikrai patiko čia, aš nežinau, ar tik tai šiandien tokia atmosfera čia, kurie visi nori pabendrauti, nusifotografuoti, pažaisti vienas prieš kitą, bet tikrai atmosfera čia puikiai. O čia aš nežinau, čia tiek erdvės, ir restoranas, ir lauko tenisai, ir rūbinės, viskas, ir parduotuvė, tai aš nežinau, man žiauriai patiko. Reikės dabar vaikus, kad tik tai svarbu vaikus, jeigu paimsiu pirmą, kad nemestų krepšinių dėl padelio. Ką, iš tikrųjų smagu, kad tas turnyras sėkmingai startavo antrą kartą. Džiugu, kad prisijungė Kauno ir ne tik Kauno, iš Lietuvos bendruomenės, kuri pradeda suprasti, kad ką jie daro, tai yra pagalba vaikams. Vaikams sergantiems, vaikams negalintiems čia sportuoti, negalintiems tiesiog gerai judėti ir gerai leisti laiką. Bet jie prisidėdami tuo, jiems palengvina ir paskui jie tą patį galės daryti. Tai smagu, kad kuo kiekvienais metais vis daugiau prisijungia ir kad tai supranta, kaip sakoma, už pergalę gyventi. Ne, idėja tai iš tikrųjų graži, jinai turbūt susigurleno savaime, kadangi Saulius jau turbūt Palangoje darė ne vieną mini turniriuką lauko tenisuose, ten gal 20 žmonių tokia grupelė, kurie ir viens po kito ten kokius 3-4 metus darydamas sugalvojo, kad reikėtų dar daugiau apjungti bendruomenės ir padaryti Kaune, tai turbūt tas ir kilo iš to. Tai ačiū jam, smagu, kad jisai subūrė tą bendruomenę. Na, iš tikrųjų smagu pradėti savaitgalį su sportu visų pirma ir tikrai jau dalyvauju antri metai čionais. Smagu pamatyti net ir senus draugus, susitikti ir tikrai smagi iniciatyva ir dėl gero tikslo ir daug gerų dalykų čia vyksta. Bandžiau padelį prieš porą metų, o dabar grinai paskutinį kartą žaidžiau per praeitą turnyrą Rimanto Kaukėno, tai prieš metus lygiai ir žaidžiau. Trečia vieta ir dabar trečia vieta, tai manau, kad nėra blogai. Ne, tai iš tikrųjų čia, kaip sakiau, yra labai graži iniciatyva ir pasportuoji ir yra tas vaikų svajonių išpildymas ir tikrai, sakau, šitos dienos metu čia vyksta tikrai labai daug gražių, gerų dalykų, kur ačiū Rimantui, ačiū fondui, kur tikrai
visiems stengiasi padėti bėdoje, sakykime taip. Ir dar, kad šiandien bus išpildytos, kiek žinau, 2 svajonės, man atrodo. Tai iš viso, manau, vaikams tai bus nereali patirtis ir jeigu kai svajonės pildosi, yra visą laiką gerai.